Sveiki, mėlyjeji. Atėjau pasirinkti arbūzų. Šiandien nebežinau, spalio 26 ar kelinta diena. Arbūzų dar yra. Šiandien nešiu Karoliną namo. Va, bičkė. Tikrai čia sunaukus ir pernaukus greičiausiai jau bus. Geltona visa pačia. Purvina biškė. Biškelė. Tai va, reik šitą neš namo ir dar gal porą parsinešim irgi namo. Karolinas matau yra, kad irgi nemažai, gražus arbūziukai. Dar vienas. Irgi toksai neblogas visai. Nėra mažas. Gan sunkus, gal kokie 7-8, gal net ir 10 kilogramų. Manau, apie kokį 7-8. Yra ir dar toliau viškė. Čia va, dičkiai tokie. Irgi atrodo, kai filmuoja, atrodo mažučiai, bet iš tikrųjų tikrai iš didesnių čia arbūzų. Dar yra čia, ką pasirinkti. Reiktų virt, bet net ir tiesiog laiko. Voratinkliai pilna. Čia dar vienas toks irgi sunkutis. Tai nežinau, gal reikės karutę atsivežti ir susidėti, nes rankom čia nepaneši tiek. Šituos gal dar biškį paliksiu. Galės dar pabūt. Šitas labai skanus arbūzas šitas. Skanus jie visi iš tikrųjų. Matau jau net pragraužtų avietės. Prinokusios. O čia dar viena Karolina guli. Reiks nešti namo. Oi, kad suskilo. Suskilo arbūzas. Ir Oi, čia net nesuskilęs, o jisai tiesiog išvalgytas kažkieno. Na, gerai, kai jų daug, tai ne taip ir gaila. Tai va, dar sočiai čia tų arbūzėlių pilna. Pas mum dar arbūzų sezonas tęsiasi. Palyginus šiemet tikrai labai ilgai, nes jau pernai buvo tokiam laikė visi nurinkti. O dar vieną Karoliną matau. Vienu žodžiu, reikia važiuoti rimtai su karučiu ir susirinkti juos. Man tai tikrai nebloga veislė skani. Tik sėklų jau sunku jų gauti. Čia tai panašu kaip toks iškinio labai jau graži žievė. Bet irgi sunokęs. Čia bus oranžia king. Oranžinis karalius. Dar va tie yra tokie, va pilna.